Lietuva dabar naudoja beveik mažiausiai. Na, dar yra, gal ten Bulgarija dar dar mažiau negu mes naudoja, bet Lietuva ten antra, trečia nuo galo pagal pesticidų naudojimo kiekį. Europos Sąjungui. Pasaulyje net tokios apskaitos nėra, nes niekas nežino, kur ten kokioj Kinijai kas kokių pesticidų naudoja, nes ten ką skelbė oficiali valdžia, tai ten aišku tikėti neverta. Ir jau tikrai nereiktų rinktis kokių nors kinietiškų česnakų, kurių dar pilna mūsų prekybos tinkluose, nes niekas nežino, nei kaip jie ten trešti, nei kaip jie ten purkšti, nes iš Kinijos gauti kažkokios objektyvios informacijos yra praktiškai neįmanoma. Tai man keista, kad dar iš Kinijos yra vežami kažkokie maisto produktai ir žmonės juos valgo, kad keiščiausia tas yra man. O Lietuvoje auginamus produktus tikrai rekomenduoju vartoti, nes mes naudojame mažiausiai ES pesticidų, mažiausiai.